norėjo tapti kino operatoriumi ir jau buvo radęs darbą vienoje Suidijoje, tačiau pats likti ten negalėjo. Norėdamas pagelbėti savo tėvams, jis dirbo santechniku. 1944 m. kovo 30 d. Nicoje Gestapas areštavo jį, kai motina susirinkti minų ir sienų. 1949 m. balandžio 12 d. jo buvo deportuotas į Aušvicą. Trečioji sesuo Denys dalyvavusi rezistencinio judėjimo deportavo į Ravensbriuko moterų koncentracijos stovyklas. Motina mirė nuo dėmėtos ašimtligės Bergen-Belsen koncentracijos stovykloje. Visos trys seserys liko gyvos. Viena iš jų, ponia Simona Vei, buvusi Prancūzijos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė ir Europos deputatė. Ji yra Prancūzijos akademijos narė. Tėvą, Andrė Žakovą, po kelių savaičių taip pat suėmė ir išvežė į Drancy stovyklą, kurioje susitiko su sūnumi Žanu. Konvojami numeris 73, jie buvo deportuoti ir niekad negrįžo.